Labas rytas visiems. Dar ankstus ryts, kai darau įrašą, tai ir sveikinuos atitinkamai. Nors aš jau po sporto ir kimbu į darbus. Galvoju, pasidalinsiu truputį savaitgalio susitikimais, ką kalbėjau, ką mačiau su klientais, ne? Ir visai gal vertinga būtų informacija ir jums. Nuvažiavus pas vienus klientus, peržiūrinėjom turimus draudimus. Kaip ir viskas iš pradžio atrodė gerai, jie puikiai suprato, taip įsivaizdavo, kad jie puikiai žino, kokius draudimus jie turi, ne? Iki tos minutės, kol mes atsivertėm dokumentus. Kai mes atsivertėm dokumentus, visų pirma, tai taip, pirms tai buvo nelaimingų įvykių draudimas, kuris klientai žinojo, kaip tai veikia, iš dalies juos tai tenkino, nors jie ieškojo kitokio produkto, bet buvo pasakyta, kad kitokio nelabai galim, tai, ir tebūnie, ne, buvo padaryta nelaimingų įvykių draudimas. Jūs mano nuomonė apie tai žinot jau daugumą, aš manau, kad tai draudimas yra tik tai daroms kaip ekstra priedas arba absoliučiai sergantiems žmonėms, kurie jau nieko kito nebegali turėti ir kad bent kažkas būtų, tai taip, tai yra vienas iš variantų, bet tikrai ne jauniems, sveikiem žmonėm, šeimai su vaikais ir panašiai. Ne? Tai čia visų pirma, bet viskas su tom gerai. Antrą draudimą, ką jie turėjo, tai buvo kritinių ligų draudimas. Ne? Ir tai buvo labai nedideliai sumai, kas vėlgi viskas su tom gerai, nes pagal biudžetą buvo daroma tuo metinė, ne? Nes buvo draudimai prieš kelis metus daryti. Bet atvertus dokumentus aš iš karto paklausiau, tai kiek vyriausiam sūnui metų, nes iš karto taip buvo panašu, kad draudimai buvo padaryti tada, kada jau vaikutis buvo, o draudime vaikai neįtraukti. Okay. Tada klausiu, gal buvo kalbėta konkrečiai, kodėl tai buvo padaryta, gal pagal biudžetą labai stipriai buvo ribojama, gal net neįsivaizduoju, neimsiu galvoti iš tikrųjų kažkokių tų gal, ne, darant kritinių ligų draudimą, kodėl galėjo būti padaryts šeimai su vaiku. Kritinių ligų draudimas, kur nėra vaikams draustas ligas iš viso, ne, nėra vaikai traukti. Tai buvo keista. Ir kitas dalykas, jie įsivaizdavo, kad tie vaikai yra, kad tas vaikutis yra draustas ir galų gale, ko pasiekoja dar kelių metų, tai buvo ir antras vaikas, tai jau 2 vaikai ir jie būtų nedrausti, nepridėti prie tėvų kritinių ligų draudimo. Nors jie įsivaizdavo, kad vaikų draudimas irgi taip pat yra ir jie yra lygiai taip pat apdrausti kaip ir jie patys, ne? Bet taip nėra. Jiem buvo pasakyta, kad vaikai yra apdrausti iki 21 metų. Taip, tas tiesa, draudimai draudžia vaikus iki 21-23 metų, kaip kurios kompanijas, jeigu mokos pilnai, jeigu nesvarbu mokos ar ne, yra įvairių variantų, ne? Bet būtent ta kompanija, su kuria buvo padarys draudimas, taip, jie draudžia iki 21 metų, tas tiesa. Bet pas klientus draudimas buvo padarys 10 metų. Terminas 10 metų. Ne? Tai nei iki vaiko pilnametystės, nei iki, nežinau, kažkokių tai limitų, kaip po, sakykime, kažkokios didesnės paskolos, namo paskolos galiojimo pabaigos, tas 10 metų iš vis į nieką neorientuota ir tas labai glumint, kai randi tokius draudimus, tiesiog kyl automatiškai klausimas, kodėl jį tokį reikėjo padaryti. Taip, iš dalies suprantu, gal tas draudimo advisoris, nenorėjo žmonių išgąsdinti didesnę sumą mokėti per mėnesį. Sakykim. Bet tai, kad draudimas tada gaunas toksai realiai vertės labai mažos. Nes po 10 metų draudimą turėjo žmonės persidaryti, ne? Ir per 10 metų, jie 10 metų pasensta, automatiškai draudimai brangesni, per 10 metų gali išlysti krūvą ligų ir ligelių, kurios bus arba nedraustas, kažkaip limituos draudimą, naujai perdaroma, arba iš vis nebegalės apsidrausti, jeigu neduoks vietę šnekam apie kažkokią, sakykime, rimtesnės ligas. Tai man tas iš vis nesuvokiama, kaip reikia padaryti draudimus šeimai su vaiku 10 metų.
Nu, vat kodėl? Aš suprantu, jeigu tai būtų kažkokia labai jau vyresnė, kur jau ten koks 60-70 metų, ne žmogui. Nu, okei, gerai, čia dar kažkaip gali surasti pateisinimą. Bet jauniem, visiškai nesergantiem, neturintiem visiškai jokių ligų, turintiem vaikutį, kadangi pagal jauną amžių tai gali preliminariai spręsti, ne, kad gal ateityje bus dar vaikų, kas tikrai ir buvo, ne? Ir padaryti draudimą 10 metų, kritinių ligų, ir vaikai ten neįtraukti iš vis. Tai nesuvokiu, tikrai nesuvokiu, kaip reikia sugebėti padaryti tokius draudimus. Ir aš žinau, kad daugybė draudimų patarėjų stebit mane. Ir su kai kuriais man teko susirašyti. Yra netgi tokių, kurie pradėjo su manim kartu dirbti, ne? Ir labai tom džiaugiuosi, nes apkalbam, susiduriam ir sprendžiam visai kitokius klausimus, ne, kaip gali būti daromi draudimai ir kad tokie variantai, kaip pamačiau pas klientų savaitgalį, nu, neturi būti daromi, nes tai nėra naudinga klientui, tai nėra gerai, tai nėra geras darbas advisorė ir nežinau, kodėl taip yra daroma. Negaliu atsakyti to. Tikrai negaliu atsakyti. Taip kad tie, kurie dirbat su draudimais ir klausot manęs, girdit, ką aš sakau, nepriimkit to kaip įžeidimą kažkokią ar dar kažką girdėję, ne. Bet aš suprantu, kad viskas yra taip, kaip mes esam išmokinti, kokią informaciją mums paduod kompanijoje, kur mes dirbam, kokį mes užnugarį turim, sakykime, ne visą ofisą, compliance, tai mūsų yra tikrinimo ofisas, ne, kurie patikrink kiekvieną dokumentą, kiekvieną klientą ir tas yra labai gerai, todėl kad mes galim užtikrinti 100% apsaugą klientų. Tai jeigu jūs būtent dirba su draudimais ir klausot šito įrašo, tai pakalbėkim apie bendradarbiavimą ir mokinimąsi kartu, nes yra ką nuveikti, yra labai daug ką nuveikti. Nes tokie variantai, kaip aš pamatau kartais draudimų padarimą, jie tiesiog neturi egzistuoti, jie neturi būti tai padaryti. Ir man labai gaila, kad jumis kažkas išmokina tikrai negerai. Gal skambėsiu ir pasipūteliškai, ar belia kaip, sakykit kaip norit, galvokit kaip norit, bet faktas yra tai, kad tokie draudimų sudarimai neturi būti. Ir klientai, kurie turite savo asmeninius draudimus, patikrinkit visuose dokumentuose, kokia suma yra apdrausta, koks termins yra nustatyts, kiek metų draudims galios, ne? Kas konkrečiai yra padaryta. Jeigu neina suprast, nes kartais dokumentai tikrai būna sudėtingi, klauskit tas, kas jums sudarinėja draudimą. Kas čia parašyta, o tai kaip šitą suprasti. Ar gali man šitą pasakyti, išversti ir paaiškinti. Taip, jis turi galėti ir taip aš galiu tą padaryti. Ne? Tai visą laiką įdėmiai pažiūrėkit, nes per konsultaciją yra apkalbama labai daug. Bet tai nereiškia, kad būtent taip ir padaro. Ir kaip atsakykime, mano šitie savaitgalio vieni iš klientų, jie įsivaizdavo, kad pas juos yra vaikai drausti kritiniam ligom iki 21 metų. O galiausiai dokumentus peržiūrėjus, ir tai nėra mano išsigalvojimas, mes tiesiog peržiūrėjom dokumentus. Realiai parašyta ant lapą, ne? Ir ten parašyta, kad yra kritinės tik suaugusiam, vaikai yra neįtraukti. Ir yra draudimas tik 10 metų. Netgi jeigu ir būtų vaikai įtraukti, jie yra tik 10 metų. Tai realiai tikrai ne iki 21, todėl kad draudimas buvo padaryts 2017 ar 2016, bijaudavos meluoti. Tai jau tuoj už kelių metų jis baigsis. Tai tikrai ne iki vaiko 21 metų. Tai nesuvokiu tokių variantų ir man labai gaila, kai randi po kurio tai laiką juos, ne po kelių metų, po ilgą terminą ir kai jau reikia perdarinėti, nes jie nėra tinkami šeimai, tokie draudimai, ne, tai iš tikrųjų taip, tai tada mok žmonės gerokai brangiau, todėl kad mes perdarinėm vos ne po 10 metų.
vos ne po 10 metų, kai žmogus 10 metų senesnis, ne? Ir kai jau yra išlindusi kažkokių tai lygų. Tai taip jie yra brangesni. Tai nedarykit tokios klaidos, nei tie, kas sudarinėja draudimus, nei tie, kas juos pasirašot, tikrinkit. Tikrinkit ir supraskit, kodėl toks terminas, kodėl tokie metai, kodėl tokia suma yra padaryta. Tai privalu žinoti. Tai privalu žinoti kiekvienam. Ir dar kartą atsiprašau kolegų, kurie dirba su draudimais, bet tokią nesąmonę padaryti, tai čia reikia sugebėjimą turėti. Tikrai. Gerai, turiu baigti įrašą, nes jau pykstu. Jau pykstu iš tikrųjų. Nes, tikrai siuts jam, kai pamatai tokius. Aš juokiuosi, jeigu man akis pradės trūkčioti. Bet iš tikrųjų, jeigu aš galiu kažkuom padėti atsakyti kažkokius tai klausimus ir mes galim pakalbėti, kaip turėtų būti daroma, tai parašykit.